Sveiki visi susirinkę į ypatingą pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos Pola palaikymo kampanijos renginį, kuris pavadintas labai gražiai apsikabinimų banga. Susitinkame tam, kad garsiai pasakytume kiekvienam praeiviui: tikrinkis šiandien, o ne po to. Tam, kad surėmę pečius vienas kitam primintume, kad liga nėra nuosprendis ir gyvenimas po to nesustoja. Šiandien yra ir šeimos diena ir mes dažnai sakom, kad Pola yra Pola šeima. Tai šiandien yra toks simbolinė susitikimų diena, apsikabinimo diena, nes būtent šeimoje labai yra svarbus palaikymas. Ir onkologinė liga niekada nenutinka vienam žmogui. Ir ar mums pavyksta ją įveikti, labai priklauso nuo šalia esančio. Todėl viena žinutė iš tų, kurią mes skleidžiam, tai yra po diagnozės reikia ne gailesčio, o palaikymo. Mūsų tvirtumas ir atsparumas priklauso nuo to, kiek neabejingi esam vienas kitam. Pola yra geriausias pavyzdys, kaip tarpusavio ryšiai mums padeda būti ir tapti atspariais. Švenčiausia mergelė Marija, ligonių motina ir viltie, nepalik jų vienų, visuomet būk šalia, ypač kai apleidžia drąsa ir braunasi neviltis. Būk kiekvieno mūsų viltis, stiprybė, sveikata ir gyvenimas. Ačiū tau už tavo meilę, ačiū tau, kad tu esi. Aš žinau, dabar troškimai išsipildys man visi. Ačiū tau, ištarsiu tyliai, banalu, bet kaip aš myliu tą nedrąsų tavo žvilgsnį. Ačiū tau už vieną mirksnį, ačiū tau už mano širdgėlą pirmą ir tu vienintelė.